Dienos keičia ir keičia dienas. Ir kartais ima atrodyti, kad metų paletėje per mažai džiaugsmingų spalvų. Suabejoja, ar tikrai taip, ir kaip tik tuo metu likimas pametėja pažintis su sielos grynuoliu. Mes jūs kviečiame į svečius pas Juozą Talandį, tikrą nenuoramą pensininką iš Straigiškės kaimo. Kelias į Juozo Talandžio namus vingiuoja bene vaizdingiausiomis Lazdijų rajono apylinkėmis. O priekyje dumentį sodybos šeimininką netaip lengva pavyti. Ir jo gyvenime tiek veiklos, neįprastų pomėgių, kad vadinti jį pensininku net nesinori. Iš tų vietų pripratęs nuo vaikystės, tai kad man šitas. Ir žmonės pažįstami, ir vietos mielos, širdžiai. Tai čia dabar žmonos senelio žemėje pasistatėm tokį poilsio kompleksiuką, čia 3 nameliai. Tai sulaukia pensijos, turim ką veikti. O nesėdėti ant sofos ir televizorių žiūrėti. Kai atvažiavau 73 metais dirbti čia, tai šitas vaizdas mane pakerėjo. O to keliuku iš miško atvažiuoju su motociklu ir čia nori, atrodo, jis tiesiai rankas ir nuskrisi. Čia į tuos tolius, visada kaip ant delno. Ir nepriklausomai Lietuva atsirado tokia galimybė čia. Tada, žinot, tarybiniais laikais, tai tik tai gyvenvietėje, tik tai pagal projektą tipinį statybas buvo leidžiamas. O čia pats pasiprojektavau tą namuką. Šities yra vienas trūkumas čia, iš kur vėjas nepūstų čia visą laiką, bet koks buriuotojas, jeigu vėjo bijai. Žmonelį kiek tai kenčia, sako, nusibodo man šitie vėjai. Buvusį girininką neretai gali surasti prie Dusios ežero, kone iki pirmųjų šalnų čia supasi Juozo jachtą. Buriuoti jis išmokė ir vyriausiai savo sūnų Vilmantą, beje, taip pat girininką. Kai kurie juokiasi, kad čia labai ilgas pasiruošimas. Ruošimas ilgiau negu plaukimas. Bet už tai nereikia benzino arba diskuro. Vadina suaugusių vyrų žaidimais. Bet jeigu ne tie žaidimai, tai ir Amerika būtų neatrasta. Juozas buriuoja ne vienerius metus, o užsikrėtė šią aistrą dar vaikystėje. Čia turbūt kaltos knygos, per daug jų skaityta jaunystėje yra. Aišku, tėtis irgi kaltas. Pasakas skaitė, kiek atsimenu, skaitau pasakas, po to pats pradėjau skaityti knygas apie keliautojus. O 1961 metais užtvenkė Kauno marias ir Kauno jachtklubas persikėlė iš Nevėžio į Kauno marias. Ir kaip tik mokiausi tuomet 15 vidurinėje mokyklai ir buvo organizuojamos kursai jaunųjų buriuotojų. Taip ir prasidėjo tas buriavimas. Tada būtų per drąsi svajonė tais laikais turėti savo jachtą. Neužmirškim, kad mes gyvenom socializmo lagerį. Pirmoji buvo lenktynė jachtutė, dvivietės skrojuojantis Olandas, klasė tarptautinė, ženklas FD. Ir Kauno jachtklube aš ją įsigijau, nurašytai buvo, paplaužyta, aš atsiremontavau ją ir atsivežiau čia Dusios ežerą. Tai buvo pirmasis mano laivas. Nuosavas, taip galim pasakyti. Kaip reikia gyventi ir kaip atkakliai siekti svajonės, kad ji išsipildytų. Ir ko tenka atsisakyti, kad vėliau galėtų mėgautis štai tokia kasdienybė. Nesilinksminti, nekeliauti? Viską dariau. Bet nežinau, kada turi tikslą kažkaip tai ta kapeikėlė prie kapeikėlės ir atsirandat. Pinigų vėlgi, gal čia ir momentai tokie būna, progos, kurių pražiopsoti negalima paprasčiausiai. Pirmiausia, reikia norėti, o paskui ir galimybės atsiranda. Aviatorių šūkis yra aviacijos pasaulyje žurnale. Nori, reiškia, ir gali. Labai norėti reikia. Ir viskas įmanoma šitoje Ašarų pakalnėje. Sakiau pramoginis, bet sportinis darosi plaukimas patrupučiukai. Kaip neparas, sakot, jaunatviškumo.
reikia kažkiek tai dūšio likti vaiku. Tai vienas punktas būtų, antras punktas būtų, sakyčiau, reikia nebijoti. Trečias punktas būtų optimistas. Ir neapsileist, mankštą netingėt ryte daryti, po šaltų dušų palyst, pasportuot. Vėjui guldant bures kalbame ir apie jausmus. Buriuotojas prisipažįsta neįsivaizduojantis, kaip galima gyventi tik tai savo, be meilės. Puikiai žinau, kad meilė išgelbės pasaulį. Taip ir yra. Man labai svarbu. Taip. Negalėčiau turbūt gyventi be meilės, be meilės savo žmonai, be meilės vaikams, be meilės anūkams. Teisybės dėlį reikia pasakyti, kad aš gyvenu antroji santuokai. Užauginome su pirmąja žmona vaikus iki pilnametystės ir paskui paskom kiekvienas savo keliais. Tai skaudi tema, nenorėčiau aš daugiau kalbėti. O kad liečia antrąją žmoną, tai mes pažįstami nuo vaikystės, tai taip jau susiklosti gyvenimas, kad mes susitikom po daugelio metų, abu užauginę vaikus, jos 2, mano 3, dabar turim 7 anūkus, bendrai paėmus, ir ko puikiausiai gyvena. Juozas Talandis ne tas žmogus, kurį rastum nieko neveikiantį. Prisėda jis tik trumpam. Ir mintimis gena ne liūdesio debesis, o svajones. Nėra svarbiausia turėti, galėti yra svarbiausia, arba būti, kažko tai būti. Tai mes daug planų turim. Pavyzdžiui, nuskristi į Lenkiją, turim planus, mūsų aviakonstruktorių federacija. Baltijos šalis, galų galia apie Baltijos jūrą apskrist. Daug yra planų. Gražiai nugyventi likusius metus svajonė yra. Kad aišku, kad artimieji būtų sveiki, laimingi. Reikia tiek, kiek reikia. O reikia iš tikrųjų nedaug. Juozas sako, gimęs praėjusiame amžiuje, nuo mažens buvęs nenuorama. Tebe turi fotografiją primenančią tą nenusakomą džiaugsmą, kai pirmą kartą teko sėdėti lėktuvo kabinoje. O dabar gali pats, kada panorėjęs, tapti nuosavo lėktuvo pilotu. Prieš skrydį apeina jį, atidžiai patikrina kiekvieną detalę, kad sparnai nenukristų, pajuokauja. Norėčiau pranešti apie ultralengvo lėktuvo skrydį. Lazdijų rajonas, Dusios ežeras. Šaukinys Lima Yankee X-Ray November Juliet. Juozas Talandis. Pirmą kartą pakilus į orą, pamena, džiaugsmas netilpo krūtinėje. Ir sušakau tėvelį ir skrendu. Gal jis ten kur nors ant debesėlio sėdėdamas ir išgirdo. Nes tėčio svajonė irgi buvo skraidyti. Prieš 15 metų dievai suvedė su žymiu aviakonstruktorium. Rolandu Kalinausku. Bandytas aviakonstruktorius. 9 lėktuvus sukonstravęs ir pastatęs, tame tarpe ir šitą. Aš tik tai juodus darbus atlikau, o šiaip viskas jo. Bet ir tai aš tam žmogui skolingas visą gyvenimą, kadangi jis man sparnus suteikė. Prieš kiekvieną skrydį jaudulys yra, bet tai susijaudinęs niekad neskrendė, galų galia niekas neveja, tai atsisėdė, pagalvoja, apmastai viską, patikrint dar lėktuvą. Ir skrendi, tai vis Lietuva labai graži. Labai graži, iš oro. Gamta nepakartojama ir gražiai Lietuva puošiasi su kiekvienais metais. Bet to iš oro, iš aukštai nesimato nei šiukšlių, nei pijokų. Na va. Ir po skrydžio
Blaška šiandien nemaža, bet šiaip malonu skraidyti. O užkrėtė skraidimu Juozo tėtis. Tiesa, jaunystėje šią Juozo svajonį nebuvo lemta išsipildyti. 1965 metais stojau į Sasovo civilinės aviacijos mokyklą, bet neįstojau. Taip, kad paskui kariuomenę, o kariuomenės miškininkystę pasirinkau. Kadangi su aviacija man nebuvo jokių galimybių surasti savo gyvenimą. Neypatingai gerai mokiausi, o vienas senelis Amerikoje, kitas senelis Sibire, Krasnojarskį krajų. Tėtis ir sakė, važiuok, tu ten įstosi. Ir buvo teisus. Padangėje Juozas praleidžia apie 40 valandų per metus. Šiaip viena valanda su šito lėktuvėlio apie 60-70 litų. Paskaičiavus visas išlaidas kainuoja. Taip, kad šiuo atveju tai brangus malonumas, bet pats lėktuvas nėra. Yra ir kita kaina – nerimo. Ja kaskart sumoka piloto žmona Vijolė. Daug, vargšelį, daug kainuoja, bet visą laiką nusileidęs aš pirmą jai paskambinu. Jeigu tai skrydis apie Lietuvą arba dar kur nors, paskambinu jai, o tik tuomet piloto žurnalą pildau. Atkaklumu ir darbštumu gali prisijaukinti ne vieną svajonę. Gal tvirtybės prideda ir mėgiamas darbas. Tiesa, ir dirbdamas girininku jis visada turėjo širdžiai mielų užsiėmimų. Kadaise Juozas augino žirgus. Vėliau atsisakė, neturėjo tiek laiko, kiek jo tekdavo skirti augintiniams. Dar viena jo aistra – nardymas. Nardau nuo 12 metų amžiaus. Tėtis, tada tais laikais nebuvo pirkti kaukių, žinot, tai tėtis padėjo pasidaryti man iš automobilio, iš sunkvežimio kameros. Stiklais išpjovė, aš ten prišlifavau ir nardžiau. Kauno mariose pradėjau nardyti. O čia Kroatijoje prieš 15 metų. Turkijoje. Juozas yra vienas iš 6 entuziastų, kurių iniciatyva pernai buvo įkurtas Dainavos buriuotojų klubas. Norima įsteigti ir jaunųjų buriuotojų sekciją Lazdijų sporto mokykloje. Pasak Juozo, kai pats esi daug gero gavęs iš kitų, norisi tą skolą grąžinti, ypač jaunajai kartai. Gyvenimas įsisiūbuoja tarsi sūpuoklės. Mėgaujasi, kai pakyli virš kasdienybės. Gera, kai turi su kuo ją dalintis. Į dangų stiebėsi vaikų pasodinti medžiai, o ir pats esi tarsi ąžuolas, į kurį gali kiti atsiremti.